Tai labas. Labas. Labas, Dalia. Tai po tokios pertraukėlės mes ilgesnės susitinkam. Surguliavai. Taip, turiu seksualų nosinį balsą, galiu dabar šnekėti taip. Labas, Silvija, kaip tau sekėsi? Oi, neturi seksualaus balso, mano tas pats, visai neseksualus. Ir tu žiūrėk, tau čia gavosi tik į naudą, čia tas sirgimas visas. Mums pliusas tinklalaidai šitai. Ir pasisveikint noriu ir su mūsų laidos klausytojais, nes turim pastebėjimų, kad mus klauso ir jau netgi turime gerbėjų ratą, tam tikrą nuolatinių klausytojų. Tai ačiū jiem nuo mūsų. Ačiū. Ačiū, kad klausot, mus motyvuojat, įsijungdami mūsų tinklalaidę. Tai verčia mus dar labiau stengtis. Ir todėl darom šitą tokį įžanginį jeigu jums patinka mūsų tinklalaidė, prašau pasidalinkite su kitais, kuriem taip pat jie gali būti įdomi. Nepamirškite paspausti nykščiuko, laiko, pafollowinkit mus, pasekite, nes tada sužinosit, kada mes vėl įkelsim naują įrašą. Ir prašau, dalinkitės drąsiai komentarais, pastebėjimais, pageidavimais. Geri ir blogi dalykai, mes juos mielai perskaitysim, įsisavinsim ir stengsimės dar labiau tada. Bet koks grįžtamasis ryšys yra grįžtamasis ryšys, kuris turbūt kiekvieną kiekvienam žmogui leidžia tobulėti, atkreipti į tam tikrus dalykus dėmesį, tai tikrai drąsiai rašykit, mes atsižvelgsim. Taip, tai tiek nuo mūsų, toks intro. Ir šį kartą norime pasidalinti, dar vieną žinutę atsiminiau, kad mes dabar stengsimės reguliariai kelti naujas laidas, įrašus, taip kas antrą savaitę planuojame ir savaitės pradžioje. Tai tikėtis galite pirmadienį, vėliausiai trečiadienį, kad mūsų bus įrašas įdėtas, bet jeigu jūs mus seksite, tai jums iš karto praneš YouTube'as, kad atsirado naujas mūsų laidos epizodas. Tai todėl verta mus paspausti stebėti, sekti. Tai tiek ir tada šiandien mes nusprendėme tokią temą. Aš pati bent jau jaučiu, kad ji be galo aktuali, nežinau, ar būna neaktuali kokiais nors laikais, bet ieškau darbo CV moteris, tai pavadinčiau šitą mūsų epizodą. Kodėl CV moteris? Todėl, kad mes moterys ir mes iš šitos varpinės daugiausiai ir galim pasisakyti per save, per savo patirtis. Tai paklausiu tavęs. Kokia tavo patirtis tame? Patirtis darbo paieškose? Taip. Toks geras klausimas, turbūt mano patirtis. Kaip aš sakau, man darbas niekada gyvenime neatėjo lengvai. Ką turiu omeny, kad tikrai turbūt ir tavo aplinkoje yra žmonių, kurie sako, va tik išėjau iš darbo ir iš karto darbo pasiūlymus gavau 3, ne? Arba ten bedirbant vienoje darbovietėje, man ten nuolat rašo, nežinau, per LinkedIną, per kažką ir siūlo darbą. Pas mane taip niekada nebuvo. Mano visi darbai, vadinkim juos bendrinių žodžių darbai, jie visą laiką ateidavo pas mane ganėtinai ilgai, eidavo ganėtinai sudėtingais keliais ir tikrai aš per savo gyvenimą nesu pakeitus daug darboviečių, nes turbūt žinodama apie tai, kad tas darbas pas mane taip lengvai neateina. Ir turbūt ta mano tokia patirtis ir suformavo manyje tokį dalyką, kad aš skaitau save lojaliu darbuotoju. Ne, kad mano CV iš tikrųjų yra turbūt kokios 6 darbovietės. Tai va taip, turbūt
būtų mano prisistatymas. Mm. O tavo pačios, kaip moters su darbo paieškom? Tai pastebėjimas dar būtų į to, tai ne taip jau 6 darbovietės, dabar aš pagalvoju, mūsų tėvai tai turbūt turėdavo kokias max 2 per gyvenimą visą, kai įbrisdavo. Čia jeigu pasisekdavo, tai 2, o jeigu nepasisekdavo, tai 1, ne? Nes gaudavo paskirimą ir iki pat pensijos toj pačioje darbovietėje ir išbūdavo. Bet vėlgi, buvo tokie laikai, tiesiog niekas neįsivaizdavo, kad gali būt kitaip. Taip gyventi reiškia ne laisvoje šalyje, tai laisvėje rinktis neegzistavo. Klausėm mano patirtis, tai šiaip man gana lengvai ateidavo tie tokie pasiūlymai, ne visada jais džiaugdavosi, gal ne visada jų norėdavo, gal ne visada jie būdavo tie, kurių labai norėčiau, bet man gana lengvai sekėsi ten, kur nu vis tiek, ne tai, kad ne savo norą aš į tą ateidavau sritį darbo, tai yra daugiau mano kažkodėl tai fizinis darbas, man taip susidėliojo gyvenime, kad pagrindiniai mano sritis ir man sekasi, būdavo ten, kur aš pakliūnu, man visada gerai sekasi, aš gana greit adaptuojuosi ir galiausiai nusibosta man, išsisimiu ir tada vėl gana nesunkiai randu kitą vietą ir taip pas mane dėliojasi, arba man nusibosdavo, arba aš norėdavau didesnio atlyginimo, arba kažkas man... Esu iš tų, kur drąsiai, jeigu man nepatinka, aš nebijau išeiti, nes aš žinau, kad aš rasiu kitur. Taip, man taip gaunasi gyvenime. Ir labai lengva buvo, kai nėra kažkokių įsipareigojimų šeiminių. Dabar viskas pasikeitė, nes man atsirado dar didesni reikalavimai darbui. Tai yra dėl dukters. Aš noriu daugiau laiko skirti motinystei ir tada tenka dar labiau sukt galvą. Pliusas tas, kad kai pradedi sukt galvą, tai tada pradedi dar daugiau investuoti į save, tada dar labiau auginti norisi kvalifikacijas ir dar gal daugiau nebijoti rizikuoti ir pasitikėti savim. Tai yra, reiškia, ieškoti gal kitų sričių, negu aš jau dabar jaučiuosi komfortabiliai ten, ką aš jau turiu patirtis darbinės. Tai bandau ieškoti dar naujesnių, kur galėčiau kelt kvalifikaciją ir tada gal dar daugiau galvoju atsivers man tų galimybių. Dar vienas iššūkis, kad aš niekada nedirbau Lietuvoje ir mano visa patirtis yra užsienyje. Ir būtent ten, kur aš pirmiausia žengiau į tą darbo rinką po motinystės atostogų, tai į saugią tą, ką aš žinau, tai yra į tą sritį darbo, kur aš puikiai pažįstu ir gerai jaučiuosi ir susidūriau su dideliais skirtumais nuo ten, kur man buvo pažįstama, kaip tai vyksta užsienyje. Elementariai dar kai kurių dalykų tai nežinojau apie darbo valandas Lietuvoje, kokie įstatymai, kaip čia kas priklauso. Tai galėsim pašnekėti plačiau. Man tiek daug naujovių atsivėrė, tai čia taip viskas vyksta. Darbuotojų, toks net, galėsim irgi aptart, elgesys, supratimas su vadovybė, komunikacija darbo aplinkoje. Tai bus įdomu palyginti, galėsim su mano patirtim, kur esu dirbusi keliose šalyse. Tai galima bus aptarti. Ir aš kalbu, būtent mano darbas, tai yra ta vidutinė darbininkų klasė. Ir daug labai žmonių turbūt yra, kur ten dirba. Tai yra sunkus darbas. Ir tai turėtų būti įdomu išgirsti, būtent toks, kaip aš vadinu,
masinis žmogus Lietuvoje, va, kaip jis jaučiasi įdomu ir kas yra įprasta čia ir kaip gali būti ir gal kokios tai teisės žmonių, kur, nu, yra tikrai daug labai, manau, dar Lietuvoje, kur padirbėti. Okay, tu minėjai, kad tau yra didelis skirtumas. Gal gali pasakyti, kame tą skirtumą įžvelgi? Dirbus užsienyje ir dirbant Lietuvoje. Vien pojūtis darbo vietoj žmonių labai jie jaučiasi gerai. Nors tu dirbi kad ir kokį darbą, bet tu labai jautiesi užtikrintas savo darbuotojo pozicijos teisėm. Darbdavio požiūris į tave, jisai labai labai jaučiasi kitoks, tai, nu, elementariai didesnė pagarba. Dažniausiai tu jauti, kad tau yra darbdavys dėkingas, kad tu aplamai jo įmonėje esi. Geriau darbo aplinka, jinai yra geresnė, sveikesnė, daug dalykų labai užtikrinama. Tiesiog elementariai, kad priemonės, polisis, bet tas pojūtis, kad tai, ką aš dirbu, tai yra, nu, svarbu reikalinga. Tai vien psichologinė būsena tikrai yra geresnė, kad ir kokį tu darbą dirbi, net ir purviniausia. Ir labiau atsipalaidavę žmonės jaučiasi. Nėra to tokio įtampos jausmo, nėra to, pavyzdžiui, kad aš turiu visą laiką kažką įrodyti ir galvą vos nenusisukti dėl to, kokio aš tempu turiu dirbti. Tempas. Ir čia net nepaminėjau atlyginimų skirtumo, nes, na taip, ir skirtumas atlyginimo egzistuoja visur, čia natūralu. Skirtingos šalys, ekonominė situacija. Bet aš kalbu apie tai, kas nebūtinai turi būti apie atlyginimą, kai tu priimi žmogų į darbą. Tai va. Nu, gerai, elementariai, prisiminiau, šiandien esu dirbusi Danijos valstybėje. Tai pirmą dieną, kai atėjau, beje, tai yra, jeigu statistiškai paskui galėsiu paminėti, tai yra šalyje, kur žmonės dirba vienas mažiausių valandų Europos Sąjungoje ir uždirba vieną geriausių atlyginimą Europos Sąjungoje. Tai Lietuva dirba darbininkai vienas ilgiausių darbo valandų ir uždirba vieną mažiausių atlyginimą Europos Sąjungoje. Tai pirmą dieną, kai atėjau į darbą, buvau vasarai tik priimta studentė Danijoje ir fabrike, paprasčiausiai maisto fabrike. Pirmas dalykas, ką mane cecho viršininkas, kur atvedė į darbo vietą, tai supažindino su profsąjungų lyderiu tam ceche ir sakė, jeigu kas nors bus, tai aš turiu kreiptis į jį. Jeigu jis neatlieps, nereaguos, tai tada nuvedė į dar pas aukštesnį profsąjungų atstovą visam tam fabrike. Ir dar parodė, kur vandens aš visada galiu eit pasimti. Ir kur jis tai yra vėsesnis, ir kur šiltesnis vanduo. Ir tik tada aš buvau jau paskui darbo vietoje pristatyti ir tik tada sužinojau, ką aš turėsiu dirbti. Tai yra skirtumas darbuotojų labai ryškus, kur aš bandau atspindėti gal daugiau iš to, kaip tada tu žmogus jautiesi darbo vietų. Tai čia iš tos pusės, nekalbu apie atlyginimą. Matai, turbūt aš šitoj vietoj tau norėčiau paprieštarauti ar paoponuoti. Tai va labai ir įdomu. Nes mano visos darbovietės buvo Lietuvoje ir aš, žinok, visiškai ryšuosi prie asmenybinių dalykų. Taip, darbdavys kaip įmonė, ne? Kaip darbdavys kaip įmonė, taip, tai yra vienis, bet viskas eina per žmogiškai faktorių. Nes mano nuomonė, nepriklausomai nuo to tavo darbdavys ar lietuvis ar užsienietis, labai priklauso nuo to, kokia asmenybė. Ir vėlgi, esu turėjus ir savo patirtį, kur tu jauti tą gerą emociją. Tu nesijauti apie tai, kad tai yra darbas. Ne? Darbas, mūsų įsivaizduojamas
pačio žodžio apibūdinimas, ne, kad tu ateini dirbti darbą. Tikrai ne. Ir yra tikrai nuostabių žmonių, kurie leidžia tau jaustis prasmingu, reikšmingu ir ne tai, kad tu ateini parduodi savo laiką, ne, tam, kad gautum darbo užmokestį. Nors iš esmės darbo apibūdinimas tame ir yra, kad tu savo laiką, kurį tu turi, tas, kas iš esmės yra brangiausia žmogaus gyvenime, tu parduodi darbdaviui už tam tikrą jūsų sulygtą sumą. Ne? Ir vėlgi, tai yra tokie pirkimo pardavimo santykiai, bet po tuo darbo, vis tiek bet kokiu atveju slypi ir žmogiškieji santykiai. Taip, kiek yra tokių nutikimų, atsitikimų, kur tavo bendradarbiai tampa tavo draugais, tavo bendradarbiai tampa tavo antrąją pusę. Na, tai reiškia, vėlgi, aš sakau, grįžtu prie to, kad tai yra labiau asmenybiškai, negu kad įmonė kaip darbdavys, kaip toks vienis. Nes irgi savo patirtyje esu turėjus nuostabių vadovų, nuostabiausių vadovų, kurie yra lyderiai, kurie tave augina ne tiek kaip darbuotojai, kiek ir kaip asmenybė, kurie, kaip aš sakau, leidžia išsiskleisti tavo sparnams ir leidžia daryti, ne, tai, kad tu sugebi, tiesiog nunaviguodami tave į tam tikrą pusę, ne, kas vėlgi ir to pačio vadovo, ir tavo tikslas yra, kad įmonė klestėtų. Ne, kad ir kaip tai skambėtų šaltai ir taip labai kampuotai, bet iš esmės, mes dirbam, kad įmonė klestėtų, nes kuo labiau klesti įmonė, tuo mes gaunam didesnį atlyginimą ir va šitas toks darbdavio ir darbuotojo santykis, kuris mano nuomonė, jisai visą laiką yra dvipusis eismas, jisai yra labai svarbus, nes vėlgi, kadangi pati dirbu personalo srity, tikrai esu susidūrus ir su ne vienu darbuotoju ir ne vienu žmogum, kuris ateina ir pradeda skųstis įmonę kaip po tokia, kad aš įmonėj tiek, o įmonė man apskrita nulį, ne? Barankos skylė. Tai tada vėlgi klausimas kyla, tai ne? O ką tu galėtum padaryti dėl savęs, kad tu irgi jaustum ir įmonė galėtų tau duoti, galėtų tave atliepti. Ir tiek, kiek aš iš savo patirties pastebėjau, kad retai, kada žmogus turbūt susimąsto apie tai, kad jisai neteisingas žodis reikalauja, ne, bet jisai turbūt tikisi, kad įmonė duos jam daug, o jisai įmonei duos tik tai savo darbą. Bet grįžtam į santykio ištakas, ne, darbdavys su darbuotoju susitarė darbo sutartyje, kokį darbą darbuotojas dirbs ir kokį atlygį darbdavys mokės. Tai čia yra sutartis, ne, jūsų sutartis. Ne, ir turbūt gal būsiu nepopuliari, ne, bet tikėtis iš darbdavio, kad jisai už tavo darbas, už kurį jūs susitarėt, mokės daugiau, gėdos tau ditirambus, turbūt irgi yra kaip ir neteisinga iš jo tikėtis. Nes jūs sudarėt tokią sutartį, ne, ir jūs laikotės abudu sutarties sąlygų. Taip, visos papildomos naudos tai jau yra pliusas. Ne, tik tai tiek, kad vėlgi žmogus yra toks gamtos tvarinys, ne, kuris dažnai gėrį priima ilgainiui kaip savaime suprantama. Nes vėlgi, nežinau kaip tavo darbovietėj, bet toks visiškai banalus, elementarus dalykas - nemokama kava darbe. Ne? Taip. Faina, tikrai faina, kai tau nereikia rūpintis, kai tau nereikia sustot važiuojant į darbą kažkokioj degalinėje arba kai tau nereikia namuose tuo pasirūpinti, ne, tu gali nuvažiuoti į savo darbovietę ir gauti skanę kavą. Ne? Bet vėlgi, grįžtant prie to visiškai tokio banalaus dalyko,
Nu, kažkas tai nuperka tą kavą, kažkas nuperka pieną į kavos aparatą, kažkas nuperka kavos pupeles, kažkas perka tą aparatą, ne? Taip. Tai bet kokiu atveju kainuoja. Man kaip darbuotojai tai nekainuoja, aš to mėgaujuosi, ne? Bet tai yra investicija. Ir grįžtant vėl prie to dalyko, kiek darbuotojų tai vertina kaip papildomą naudą, ne? Kaip, taip labai paprastai, kaip priedą prie tavo atlyginimo, kurį tu gauni į savo sąskaitą, ne? Nes jeigu taip skaičiuojant, tai bet kuris žmogus suskaičiuotų, kiek jisai kavos puodelių išgeria, pavyzdžiui, per dieną, ne? Ir va tuos kavos puodelius, įkainotų tradicinę rinkos kainą. Nu, imkim taip, kad kavos puodelis 2 eurai. Nežinau, šaunu tiesiog. Nu, Vėlgi, jeigu pirktum, nežinau, kavinėje. Jo, Taip. nu sakykime, ne, kaviniai perkant tau kavos puodelis kainuoja 2 eurus. Čia kaip pavyzdys. Ne, į dieną tu išgeri po 2 kavos puodelius, sakykime, ryte, ne, ir po pietų. Mėgaujasi kava. Dažniausiai darbo dienų yra per mėnesį 20. Tai 20 kart 4. Jau tu gauni neapčiuopiamą naudą, kurios tu net neįsisąmoni. Tai turbūt va, šitas dalykas, ne, aš jį tikrai labai norėčiau pabrėžti. Sakau, galbūt būsiu nepopuliari, bet turbūt aš manau, kad ir tiem patiem darbuotojam laiks nuo laiko ir reikia tai priminti, kad ir tam tikri dalykai, nu jie vis tiek kainuoja, man kaip darbuotojai nekainuoja, bet kainuoja kažkam, kad aš tą turėčiau. Tai vėlgi, o grįžtant prie tavo pasidalinimo skirtingomis kultūromis, turbūt taip, grįžčiau aš prie atsakymo, kad tai yra asmenybiškai labai svarbu, bet vėlgi aš turbūt, nežinau, dabar pagalvojau, ar čia įvardint save vyresniąją kartą, bet, sakykime, aš vis tiek manau, kad ir Lietuvos įmonėse, kai kuriuose vietose yra tas toks postsovietinis šleifas. Ne? Kuo daugiau tu rėksi, kuo daugiau tu bendrausi su savo pavaldiniais nurodomuoju tonu, tau atrodo, kad jie geriau padarys, nes jie bijos, nes jie tave, nu, kabutėse, gerbs, ne? Nes kuo tu labiau esi vadovas, ne, tai tu tuo galvoji, kad tave labiau gerb žmonės. Nu, bet, ne. Nekaip. Nu, taip. Tai dar galimai kai kur taip yra dėl tų tokių gal net abejočiau, ar likę dar yra tokių, kur Tokio drįsta stiliaus vadovų taip likę. Tau iš karto atsakau. Nu, tai, bet čia aš galvoju, gal net mes taip lyginam posovietiniai, bet aš manau, įvairiose šalyse gali tikrai rasti žmonių, kurie tiesiog cholerikai, jie yra agresyvaus charakterio ir gal bendraut linkę taip. Čia gal ir tu minėjai daug labai, kad asmenybiniai dalykai. Tai žinoma, būtume naivus, kad galvotume, kad ten viskas, ten jau jeigu kažkur tai už Lietuvos ribų, tai tik geriau. Nu, ten viskas, pinigai raškomi nuo medžių, tiesiog dėl to ten plūsta tiek daug migrantų, nes ten aukso kasyklos. Ne, aš dirbau visose šalyse, jeigu nuvažiuodavau, man reikėjo dirbti. Susidūriau su įvairiom sąlygom, įvairiais irgi darbdaviais, geresniais, blogesniais, darbai buvo sunkesni, lengvesni, skirtingo pobūdžio. Bet kalbu apie tokius dalykus, kur asmenybės yra įtakojamos šalies įstatymų darbo rinkoje, kaip turi būti, ir ten jau asmenybė nežaidžia. Jis tiesiog laikosi tam šalies padarytų kažkokių tai įstatymų, tu privalo paisyti profsąjungų, todėl privalo elgtis su darbuotojais taip, o ne kitaip.
Ten apie tai, kad tu drįstum šiaip sau tiesiog kelt balsą ant savo darbuotojų, tai yra neįsivaizduojama, nes tiesiog taip negalima. Tai yra neleidžiama. Ir jeigu buvo situacija ne man, bet artimam žmogui tiesiog labai buvo darbdaviui bloga diena ir šiek tiek pakėlė balsą. Jisai labai po akimirkos matyt nuėjo gazas, jis atėjo ir atsiprašė, sako, man tiesiog buvo šiandien tas ir tas nutiko, atsiprašau, to niekada nepasikarau, sako, aš tiesiog nesusivaldžiau, man kažkas buvo. Aš, sako, neturiu teisės su tavim taip kalbėti. Bet vėl šitoj vietoj, žinok, aš vėl noriu grįžti prie to, kad tai yra asmenybiškai. Bet yra ir įstatymiškai. Bet tai yra asmenibiškai Gali tave brandu. paduoti į teismą. Tu turi teisę nueiti į profsąjungą, pasiskambinti į visiems žinomų numerių, tau net nereikės tame dalyvauti, tave atstovaus profsąjungos atstovas, jau čia nebe tu. Ir tai yra normalu. Ir bet kokiu atveju, ar ten būtų kažkoks priekabiavimo atvejis, ar tai su tavim netinkamai atsiskaitoma, tau nereik nieko daryti. Tiesiog tau nereikės rūpintis advokatu. Tu esi ginamas. Čia jau valstybė tai įtakoja, kiek, pavyzdžiui, profsąjungos yra stiprios, kiek, nežinau, kad ir tos pačios darbo valandos, kaip yra skaičiuojamos, yra tie dalykai ir kaip žmogus jaučiasi šalyje, kaip darbuotojas, jisai saugus jaučiasi ar nelabai. Tai skirtumas tas, kad Lietuvoje taip žmonės jaučiasi mažiau, kad gali pasitikėti institucijom valstybinėm aplamai. Pasitikėjimas, ten jau nekalba apie valdžią, ar kažkokiais tai, nežinau, tais pačiais registrų centras. Dabar turbūt žmonės tikrai labai ir šitą instituciją nepasitikės, kuo pasitikė, tai gal gaisrininkais. Ir turbūt labiausiai. Tai tas lemia, kad, taip, valstybės aparatas, jisai labai pasitikėjimo nekelia ir tada tu galvoji, tai jeigu su manim netaip elgiasi, kas mane gali apginti? Advokatas, už kurį aš turiu labai didelius pinigus mokėti. Tai velniop, tada aš išeinu iš to darbo. Tada girdim darbdaviai, žmonės nenori dirbti. Kodėl jie nenori dirbti? Kas su jais ne taip? Tinginiai lietuviai. Jeigu jie būtų tinginiai, tai nebūtų vieni mėgstamiausių darbuotojų užsienyje. Tada pradedi galvoti, tai kaip taip yra? Tai kur čia dabar ta... Dėl to mes ir kalbam. Man įdomu padiskutuoti, nes tai kur čia ta problema? Kas čia tas kaltas šitoj situacijai? Tai ir tie žmonės iš tikrųjų tingus ir reikalauja visko iš tų darbdavių, kurie taip daug stengiasi. Ar kur čia tas šuo pakastas? Galvoju, iš tikrųjų aš tavęs klausiau ir galvojau, kad pasakysiu taip, įstatymiškai, Lietuvos darbuotojai irgi visą tai turi. Jeigu nėra profsąjungos, tai įmonėje turėtų būti darbo taryba. Turėtų būti. Turėtų būti. Dažniausiai tai būna, vėlgi čia nelįskime tuos niuansus. Kitas dalykas, yra vėlgi personalistas, vadovas ir taip toliau ir panašiai. Tai darbuotojas kaip yra ir ginamas. Tik tai man tavęs beklausant turbūt atėjo dar kita mintis, kas vėlgi istoriškai turbūt susiklostė. Nes mano tėvam, tavo tėvam darbas buvo vertybė, darbą buvo susirasti itin sudėtinga, arba per pažintis, arba kaip mes ir pačioje pradžioje sakėme, kad jau gavai paskyrimą, atėjai, džiaugiesi, kad turi darbą ir tu tą darbą saugai ir tu jį dirbi. Tai reiškia, kaip pas darbuotoją atsiradęs yra toks vidinis, net nežinau, baimė, nepasitikėjimas ar kažkas tai, nežinau kaip įvardinti, kad o neduok Dieve prarasiu aš darbą. Kas tada? Ir tada atsiranda tie tokie šalutiniai efektai. Kad jeigu mane darbdavys skriaudžia, mano darbuotojas, ne darbuotojas, mano vadovas,
ne, šaukia ant manęs, rėkia ant manęs, tai čia tokie lengvesni, ne, tyčiojasi iš manęs, ne. Kas man yra kaip asmenybei nepriimtina, ne, aš kaip ir eičiau iki tos darbo tarybos, eičiau iki aukštesnio vadovo, bet aš vėl grįžtu į tą savo klausimą, o tai kas bus, jeigu mane atleis, ne. Nors teisiškai darbuotojas ir dabar su nauju, ne, tas naujas jau seniai jisai įsigaliojęs, bet atnaujintų, pavadinkim taip, darbo kodeksu, kaip ir visą laiką buvo, darbuotojas yra silpnesnė grandis šitam santykiui negu kad darbdavys. Bet ta vidinė, aš čia taip galvoju, čia mano subjektyvi nuomonė, aš taip galvoju, kad ta vidinė baimė, kad o kas bus, jeigu aš prarasiu darbą, jinai ir neleidžia darbuotojai turbūt taip išlaisvėti ir kreiptis, nes yra tos pačios, sakykim taip, valstybinės institucijos, nu taip, jom priekaišto aš irgi turėčiau, bet yra ta pati darbo inspekcija, kuri lygiai taip pat sėkmingai konsultuoja ir tave kaip darbuotoją, ir tave kaip darbdavį, ne? Nes lygiai taip pat sėkmingai tu kaip darbdavys gali pasiskambinti ir pasikonsultuoti su ten esančiais specialistais. Pas mane tokia situacija, ką rekomenduotumėt, ne, kaip man elgtis, ar jeigu aš elgsiuos taip, ar tai bus teisinga. Lygiai taip pat ir tas pats darbuotojas gali lygiai taip pat anonimiškai pasiskambinti. Bet turbūt taip, grįžtu aš tai postsovietinį laikotarpį ir sovietinį laikotarpį, aš taip galvoju, kad mes dar kaip darbuotojai nesam tiek drąsūs ir nesam tiek išsiugdę šito įpročio, kad aš irgi lygiai taip pat galiu turėti teisės. Taip. Ne? Nes vėlgi, aš ir savo patirtyje esu turėjus tokių pavyzdžių, kur žmogus nežino savo teisių pagal darbo kodeksą, jisai nenori ir bijo konsultuotis, nes neduok dieve, ir tada jisai nukenčia. Tiesiog nukenčia dėl savo nežinojimo. Ne? Na taip, nors dabar daugumoj, girdžiu daug atvejų dėl mobingo, išdrąsėjo žmonės labai, tikrai daug istorijų girdim, ar ne? Anksčiau turbūt neįsivaizduojama, kad žmonės būtų išdrįsę apie tai viešai kalbėti ir tos baimės lieka vis mažiau. Bet greta to mes turim darbdavius, kurie tiesiai šviesiai pasako, pas mus įmonėje va dėl motinystės tų dienų, mamadienių yra štai taip. Nu, pas mus va taip va yra. Gerai, tada aš tau konfrontuojančiai paklausčiau. Taip. Okei, man kaip darbdavys ateitų ir sakytų, suprask, mamadieniai, tėvadieniai pas mus įmonėje nesuteikiami. Nelabai suderinama čia su mūsų darbu. Tai tau tada tiesiog atsisaky darbo? Ar tada tapti vienintelė, kuri elgiasi kitaip viso įmonėje. Tai turbūt labai malonus. Tai ateina nuo darbdavio, nuleidžiama. Taip, yra daug nuostabių darbdavių. Bet yra labai, daug žmonių istorijų, kur gal dirba, vėlgi čia apie, intelektualinį darbą, gal daugiau žmonės ten vadovai ir ta aplinka, jinai yra kitokia. Bet aš kalbu grynai apie tų, būtent žmonių, kur tokia vidurys mūsų, ta vidurinė klasė, ta kur gal mažiau ir žino, kaip elgtis darbininkyje. Pavadinkim juos darbininkais. Darbininkyje, arba pakliuvę žmonės į tą aplinką, kurie galbūt dirbo vienokį darbą, likimas lėmė taip, kad jie biški jau vyresni tapo, netokie reikalingi tiem darbdaviam, dabargi reikia energingų labai žmonių, jaunų visi nori, ir jie pakliūna vėl į tą aplinką. Jie tik šiauštis gali, kad čia taip neturi būt, čia taip neturėtų šitoj įmonėje būt. Aš žinau, kaip turi būt, aš žinau įstatymus. Bet tu sėdi savo vienas ir pešiojas. Nes ten, kai tu nueini į ofisą, ofisas dirba darbdaviui. Tikrai ne darbininkijai, nors ten gal ir ant lentelį kabo, kad jie turi atstovauti darbuotojui. Meistras irgi, jisai dirba darbdaviui tiesiog, jis nelabai darbininkų pusėje, jis tiesiog vykdo nurodymus. Ir yra įmonės tokios taisyklės ir tau jos prieš pasirašant sutartį aiškiai susakomos. Ir nors tavo kvalifikacijos yra nuostabios, nors tu atitinki visus reikalavimus darbui, ir nors tu sutinki ir su tuo atlyginimu, čia net ne apie atlyginimą kalbam,
ir tau ta kava pofik, tu gali jos atsinešti į tą darbą ryte, tą kavinuką, tą termosą su kava. Tau kiti dalykai labai svarbu, nes tu kasdien praleisi, kaip paaiškėjo, vienas ilgiausių darbo valandų Europos Sąjungoje, už vieną mažiausių atlyginimų. Tai po velnių, šiaip atstovaudama tą darbininkų klasę, o ne darbdavius, kurių tikrai tikiu yra nuostabių, mano reikalavimas tiesiog su manim, kad padoriai elgtųsi pagal bent jau valstybės įstatymus. Bet tu ateini ir tu matai, kad ir čia tos sąlygos tokios neturėtų būti, ir tas turėtų būti kitaip, ir tas turėtų būti kitaip. Ir dar tau prašo, kad tu dirbtum lyg savaime suprantama dar ilgesnės valandas. Dar daugiau overtime'ų tų vadinamų. Ir dar su nežinia, kaip ten jie apmokami. Kokiu būdu. Tai aš manau, tokių nemažai įmonių yra vien dėl to, kad taip yra elgiamas, jei vienoje, tai elgiasi taip, nes elgiamasi daug kur. Yra daug tvarkingų įmonių, bet jeigu jie dirbs tvarkingai pagal įstatymus, jie tiesiog nelaimės konkurencijoje. Čia tas, kur būdavo, sako, aš būsiu debilas darbdavys, jei mokėsiu švariai atlyginimus savo darbuotojams, aš finansiškai nukentėsiu ir nepakonkuruosiu su 80%, nežinau kiek ten, 90 Lietuvoje buvo, kurie mokėdavo juodais darbininkam. Aš nežinau, aš kalbu, buvo tokie laikai, bent jau kai aš palikau Lietuvą, aš emigravau. Dabar nežinau, neįsivaizduoju, kaip yra, nes vėlgi čia aš naujokė, gana šitoj darbo rinkoje Lietuvos šio laikiniai. Tai ir esmė yra, kad jeigu tu laikysiesi tų visų dalykų kaip darbdavys, gal tu nori būti geras, gal tu nori būti sąžiningas, gal tu iš tiesų nori ir daugiau darbuotojų mokėti, negu dabar yra įstatymiškai ta riba nubrėžta. Bet tu nepakonkuruosi su kitais. Nes tu būsi durnius, kuris vienintelis moka normalų atlyginimą savo darbuotojams. Nors tu gali. Bet supranti, čia šitoje vietoje, taip aš girdžiu, ką tu sakai, čia turbūt perdėm globalus klausimas. Nes vėlgi tuos pačius mokesčius už darbuotojus, kuriuos sumoka darbdavys, jie yra mano nuomonė, jie yra nesveikai dideli. Aš tikiu ir užsienyje nesveikai didelį. Aš matydavau, kiek pasiėmė valstybėje Norvegijoje nuo mano atlyginimų. O Dieve, man būtų nukritę visas tas atlyginimas be mokesčių. Jie yra labai dideli. Čia vėlgi, toks, nelabai, ten mokami labai didžiuliai mokesčiai tikrai už darbuotoją. Bet atlyginimas ir sąlygos, jos vis tiek, kažkaip stengiamas jas pakankamai stipriai ten tu net, jau nekalbu apie tai, kad Lietuvoje būna, esu girdėjusi, negaliu patvirtinti, čia tik tai mano nuogirdos, gal jos melagingos, kad nebūtų kaltinama, nusiperkami ten tam tikri ir tų institucijų, kur atitinka reikalavimus. Ateina kažkas patikrinti ten tave į darbo, ar sąlygos yra tinkamos darbuotojams, turi būti ten uždėta turbūt tos varnelės, kad viskas ten labai gerai ir atitinka. Neįsivaizduoju, man neteko susidurti, bent jau dirbant užsienyje, kad ten būtų nuperkam. Turiu omeny, kad fiktyviai. Fiktyviai jo, dėl sąlygų visų. Dėl suteikiamų darbo rūbų, ten avalynė, higiena, avariniai išėjimai, ten visi patalpos patikrinama ir ten kokybei oro ir visi tie dalykai, dulkės, triukšmo, jeigu gali darbuotojams kenkti. Atvira, aš nelabai įsivaizduoju, kaip čia nepraeitų, nes tai yra tiesiog logiškai neįmanoma, bet praeina, tai įmonė egzistuoja, kur esu susidūrus ten kažkur. Tai darbuotojai, aš manau, kartais ir nukenčia ir sveikata jų smarkiai dėl neužtikrinamų elementarių sąlygų, nes tai yra nuperkama. Dar toks faktas, kad vienas darbuotojas, jis atlieka labai daug funkcijų pas mus. Tu įdarbinamas esi kaip vienos kategorijos darbuotojas, bet tu greta to atlieki dar kokius 5 darbus.
Tai irgi viešai žinoma paslaptis, kaip ta mergina laidoj kalbėjo, kad jinai buvo nusamdyta berods ar tai kaip padavėja, ar kaip prie baro dirbti. Ir jinai turėjo atlikti kokių 5-6 darbuotojų toj kaviniai darbą, bet jai mokėjo vieno darbuotojo atlyginimą. Ir dar skundėsi, kad ji prastai dirba, nes jinai tiesiog pervargo fiziškai. Gal jinai melavo, gal jinai sakė tiesą. Bet taip, esu susidūrus, kur tu turi atlikti skirtingas labai darbo elementus, kur tiesiog tau vienur reikėtų tų pirštinių, bet kitur jos tau trukdys jau iš karto darant sekant į darbą. Ir tu būsi vienintelis toksai, kur greičiausiai trukdys kitiem greitai dirbti be pirštinių, kuris nusprendė, ne, mano manikiūras man labai svarbu ir sveikata pirštų, tai aš vieninteliai nusprendžiau paprieštarauti šitai sistemai darbovietei ir dirbti su pirštinim. Bet greta to, tai yra dar ir tokių kitokių niuansų, kur tiesiog daug gal ir tas triukšmo nenaudojimas tenai tų elementų, tai čia mes apie darbo saugą jau kalbam ir užsienyje esu susidūrus, kur nesilaikoma darbo saugos griežtai, irgi išėjau iš tos darbovietės, nes susipykę buvo su darbo sauga ir tikrai ne visur, aš čia nepeikiu. Su darbo sauga yra tokie dalykai, kur stengiamasi išduoti tas priemonės, bet jų kartais patys darbuotojai dėl komforto nenaudoja, tai čia irgi nenaujiena. Arba tie darbo batai vėlgi išduodami, bet patys darbuotojai atsisako juos naudoti, nes tiesiog labai vargina kojas ir jų nenaudoja. Tai ir kitur taip yra. Tai čia toks, gal paįvairinkim tada mes čia nuo darbo jausenos, kaip mes jaučiamės darbe, tai turbūt vienas svarbiausių dalykų, kada žmogus tikrai gerai jaučiasi darbe, tai kai jam atlyginama materialiai atitinkamai. Tai pakalbėkim, pavyzdžiui, tas niuansas. Tai kas tas atitinkamai? Turiu omeny, kad darbo užmokestį tiesiog? Tai jau kas daugiau. Tai tu dirbi ne už dyką ir ne savo malonumui dažniausiai. Dirbi, nes nori uždirbti. Atitinkamai tai yra kiekvieno asmeninis įsikainojimas. Vienam atitinkamai yra, 1000, kitam 8. Klausimas, kiek tu pats jautiesi vertingas ir vertas. Kaip nustatyti bendrą vardiklį, tai jisai yra neįmanomas, aš taip galvoju. Vėlgi, atėjus naujai šitai skaidraus atlygio direktyvai, darbdavys taps, jau jisai ir taip yra įpareigotas, bet jisai jau taps labiau įpareigotas pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus tos pačios vertės darbui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu aš ir tu dirbam administratoriam, keičiamės, tu dirbi ryte, aš dirbu vakare, arba tu dirbi pirmadienis, trečiadienis, aš dirbu ten antradieniais, ketvirtadieniais, ir skiriasi mūsų darbo užmokestis. Tai klausimas man, kaip, darbuotojai kylantis, o kodėl Silvija gauna daugiau negu aš, nors mūsų darbas yra toks pats, tolygus, tai darbdavys yra įpareigotas man paaiškinti, kodėl mano darbo užmokestis yra mažesnis negu kad mano kolegos. Aš apie tai net negirdėjau, apie šitą naujieną. Vėlgi grįžtam prie to, apie ką kalbėjom, kiek darbuotojų dirbančių įmonėse komfortas priklauso nuo jų žinių lygio. Tai sakau, aš grįžtu prie to, kad koks darbuotojas bebūtų, ar tas, apie kuriuos mes kalbėjom, darbininko lygiui, ar vadovo lygiui, ar vadybininko lygiui, man atrodo, yra labai labai sveika žinoti savo teisės ir savo pareigas. Aš turbūt po šitos mūsų tinklalaidės būsiu užmėtyta batais ir būsiu labai nepopuliari ir labai susilauksiu daug kritikos, bet aš tikrai raginu visus žinoti savo teisės, nes niekas apart manęs neapgins manęs.
Nu jo, nes, pavyzdžiui, aš apie savo teisės, kai atėjau dirbti jau į pirmą tokią darbovietę su normalia darbo sutartim, man viskas buvo surašyta ten, darbdavys man ir susakė. Tu turi tiek ir tiek dienų, gali pasimti kiekvieną mėnesį neatsiskaitęs, dėl ko tu nebūni darbe ten. Ir jos tau yra ten taip ir taip apmokamos. Bet čia yra papildomos naudos. Ne, čia yra, elementariai įstatymiškai apibrėžta visose darbovietėse. Kas? Norvegijoje. Ai, Tai, kad aš Norvegija, turiu, Norvegiją kalbu. Tai čia Norvegijoje, Lietuvoje tai man tų teisių ne, man sako, kad tau nepriklauso. O kas priklauso, tai gal nelabai užsimena smarkiai. Tai man ten tiesiog ir pasakė, darbdavys žino, kad jis privalo, jis negali kitaip su darbuotoju elgtis. Čia gal darbo kultūra. Aš nežinau, Taip. Darbo kultūra šalyse, kur, nežinau, šiaurės šalys kalbama yra, turi vienas stipriausių profsąjungų, vienas geriausių iš tikrųjų darbuotojams tų sąlygų. Tai yra tiesa, bet tikrai ne vien dėl to, kad jos turtingos. Gal jos turtingos, nes darbuotojai gerai jaučiasi. Aš turiu omeny, kad jų, kaip čia, kultūriškai kitaip susiklostęs yra darbinis gyvenimas. Taip. Mūsų kultūriškai irgi susiklostę kitaip, nes lygiai taip pat vėlgi sklando gandai, kad labai skiriasi lietuviško kapitalo įmonės dirbančios Lietuvoje ir užsienio kapitalo įmonės dirbančios Lietuvoje. Tiek, kiek man pavyksta vėlgi pasišnekėti su draugais, kame tas skirtumo didumas. Užsienio kapitalo įmonės, jos gauna rekomendacijas ir gaires, iš savo kolegų, kurie užsienyje dirba, ir jie tą visą tokį mindsetą kultūrą stengiasi įdiegti Lietuvoje. Lietuviško kapitalo įmonės, jos Lietuvoje užaugusios, jos vystėsi bandymo būdu, jos čia auga ir augina. Ir vėlgi aš labai tikiu ir labai tikiuosi, kad ir tos lietuviško kapitalo įmonės ilgainiui jos irgi išsivystys į tokią kultūrą, kur bus, su pasididžiavimu galėsi pasakyti, kad aš dirbu lietuviško kapitalo. Aš tikiuosi, žinai, viskam reikia laiko. Tiesiog tai vyks ir su dideliu noru tik žmonių, kad būtų kitaip, o nenaudojimusi tuo, kad aš galiu naudoti situaciją ir nedaryti nieko, nes man tai patogu elgtis, investuoti mažiau galbūt į tą gerovę. Gal vis dar manoma, kad jeigu aš mažiau investuosiu į tuos darbininkų gerovę, tai išlošiu kažką finansiškai. Bet dabar man ir kilo mintis kad gal kaip kurios būtent tose valstybėse joms taip ir gerai sekasi, nes investuojama daug į darbuotojus, jie tampa lojalūs, jie džiaugiasi, kad yra tenai toj darbovietėj ir galbūt ir tą atneša didesnę gerovę ir tai darbovietėj ir šaliai tada. Gal per tai turima eiti, o ne tai, kad tu su rimbu muši, tai tikėsi, kad jis bijos, jis tylės, jis ir liks. Dalis yra logikos, kai kas ilgai prabuvo tos baimės sąjungos, žmonės tylėjo, toj baimiai buvo ir netgi dar su sentimentais atsimena, tai čia tas vergo sindromas. Kuriuo keliu eisim, tai ir pasirinkimas čia, žinai, mūsų visų. Ar mes tylėsim, ar mes reikalausim. Darbiniai srity aš norėčiau dar ir kitą momentą prigriebti, kadangi, kaip ir minėjai, ir mūsų tinklalaidės pavadinimas Moters CV. Jo. Kaip galvoji? Kaip tau atrodo, vėlgi tavo tokia daugiatautė, daugiašalė patirtis moters darbo rinkoj. Ar jai yra sudėtingiau negu vyrui? Čia turbūt toks vėlgi lygybės ir seksistiškas klausimas.
Kaip galvoja, ar jie yra sudėtingiau darbo rinkoje negu vyrui? Ar... Ir taip ir ne. Priklauso labai nuo daug faktorių, nes žiūrint, kokia tos moters padėtis yra. Kai mes įsivaizduojam, kaip pasakom, moteris, tai jeigu tai yra vieniša moteris, kuri pasirinko karjerą, jinai karjeristė, viskas jai gerai. Jinai lygiai nieko nesiskiria nuo vyro. Skirtumai vėlgi tik tai žiūrint, koks moteris įsilavinimas. Šiais laikais moteris gali labai paprastai vienodom sąlygom įgyti aukštą įsilavinimą, bet kokį tai, kur nori ten stoji, moteris medikė nebe naujiena, kaip čia net tie senovės laikai. Psichologai buvo tik vyrai. Moters kunigės nėra. Yra, jeigu jinai liutero. Tai va, štai ką moterys padarė net su bažnyčia. Tai moterų beje procentas aukštą įsilavinimą turinčių Lietuvoje yra didesnis negu vyrų. Tai lygiom sąlygom gali daryti moteris karjerą iki tol, kol, jos kelyje pasirodė vyras. Ir jį įsimylėjo. Ir tada drugeliai pilve sumaišė viską, ir nes tie drugeliai pilve virto gal ir mažyčių stebuklų, ir atsiranda šeima. O su šeima pasikeičia moters statusas labai smarkiai ir darbo rinkoje taipogi. Sustoja, to karjera galimai, gal tik tai pradėta, žiūrint, kurio gyvenimo etapu tie drugeliai atsirado. Dažnai tai jaunystėje būna, ir tada viskas susimaišo. Tai žiūrint, kokiu tu keliu pasirenki eiti kaip moteris. Jeigu šeima gali daug ką apsunkinti, arba ne, bet čia labai daug priklauso ir nuo valstybės, ir nuo įstatymų, ir nuo sąlygų. Tai kai kuriuose šalyse daug daroma dėl to, labai daug investuojama, nes vis dėlto gal ten, nežinau, ar anksčiau buvo pagalvota apie visus demografinius dalykus, ar atsitiktinai, bet sąlygos priklauso ir nuo vėlgi, čia ne darbdavys geras ar blogas, ar jis labai žmogiškas ar ne. Daug labai lemia valstybės visi tie dalykai, aparatas. Kaip jisai moters apsunkins ar palengvins tą dalį, jeigu jinai turi šeimą, turi vaikus, turi įsipareigojimus. Lietuvoje pasunkina, ar lengva moteriai būti darbo rinkoje? Labai sunku, nes Lietuvoje visiškai nepritaikyta. Negerai, ne visiškai. Sunku. Todėl, kad renkantis darbą šalyje, kur ilgiausias 1 valandų ir tenka dirbti, ir dar už vieną mažiausią atlyginimą, tai čia tik tai, tokia uoga, vyšnė ant torto, tai sudėtinga. Tai reiškia, tu jeigu labai didelės valandas ilgas turi atidirbti darbovietėje, tai reiškia, tau labai mažai kitos dienos lieka. Visiems kitiem šeimos įsipareigojimai, laiko vaikui. Ir dar tavęs prašo, tai tu dar pasilik ir viršvalandžių, nes labai daug darbų yra. Tai iš vaiko nematysiu. 5 dienas per savaitę. Tai kam aš jį gimdžiau? Kam, kad demografiją pagerint? Ir valstybėje, kad užaugintų. Ir auklėje, ir dar kažkas. Ne, aš auklės negaliu samdyti, nes dirbu vieną mažiausių atlyginimų Europoje. Tai čia tiem tokie paprasti maži žmonės susiduria su tokiais niuansais. Kai kurios man darbovietės net kaip moteriai nėra pasiekiamos, nes tai visiškai nesuderinama su šeimos. Nes tai yra pamaininis, slenkantis grafikas darbas, toks egzistuoja Lietuvoje labai smarkiai. Ir jau nekalbu apie tai, jeigu man dar reikėtų pas darbdavį sakyti, kad žinokit, man į darželį reikia, kad nuvežt vaiką, nes, tai jis pats dar negali nueiti. Tai aš neteisiu į darbą kelias valandas. Ryte. Tai nelabai suderinama net tie dalykai. Ir teisiškai tau nėra jokių išimčių, jeigu tu turi mažametį vaiką ir tau reikia jį nuvežti ryte į darželį.
Nu, tai, 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 nu, va, tai taip. O jeigu tu pareikši, aš žinau teisę ir ryte aš vaiką į darželį nuvešiu, tai darbdavys sakyt, ačiū, mes pagalvosim, gal jums paskambinsim, o greičiausiai ne. Ir paskambins kitam kandidatui. Tai nesvarbu, gal net nežinau, aš nelabai įsivaizduoju, ar tokia situacija iš vis įmanoma. Tai va, tai su tokiais sunkumais tenka susidurti vien renkantis darbą, tai daug labai atkrenta pozicijų dėl darbo pobūdžio grafiko, o dalis gal tavo kvalifikacijų gal dar gali netikti to išsilavinimo, gal aplamai tu baigęs mokslus, kur mažai tų variantų yra ir dar tu ateini ir tas variantas, o žiūrėk, čia kaip tik pagal mano išsilavinimą, kvalifikacijos viską. Tai reikės galvoti, kaip čia tas į darželį tas vaikas pateks. Arba gal darbdavys bus sukalbamas. Bet mano vaikas sirgs. O kas bus, kai jūsų vaikas sirgs? O toks būna klausimas turbūt dažnai. Kiek teko girdėti iš visų moterų. Čia ir laidose ten kalbėjau, yra moterų, apie tai, kaip darbdaviai klausia, o tai jūsų vaikas sirgs? Ne, grūdinu nuo mažens į šaltą balą žiemą. Skaitant tai, kad darbdavys negali to klausti. Negali, bet visi klausia, o tai kas dabar įrašus? Bet tu gali lygiai taip pat kaip kandidatė, tu gali atsakyti, kad čia yra mano... Nu, tai viso gero mes jums nepaskambinsim. Mano asmeninis... Tai žinai, man tavęs beklausant, turbūt vėlgi aš grįžtu prie to pačio savų kaip žmogaus ir kaip darbuotojo teisių žinojimo ir mokėjimo atstovėti. Nes aš taip galvoju, kad kol mes kaip darbuotojai nepradėsim atstovėti savo teisių, turbūt mes nepajudėsim pirmin link to mūsų kaip darbuotojų įsivaizduojamos gerovės. Aš sakau, aš jaučiu, kad čia po šitos laidos bus man reikalų, bet tiesiog vėlgi grįžtant prie to mano pradinio klausimo, ne, moteris darbuotoja, aš sutiksiu su tavim, taip, jinai mano suvokimu, mano subjektyvia nuomonė, jinai turi daugiau iššūkių darbo rinkoje negu kad vyras, nes taip istoriškai susiklostė, dabar tą istoriją bandoma šiek tiek pakreipti ir padaryti kitokią, kad istoriškai taip susiklostė, kad moteris yra tas asmuo šeimoje, kuris rūpinasi mažais vaikais, moteris yra tas asmuo, kuris būna su sergančiais vaikais, moteris yra tas asmuo, kuris rūpinasi tuo mažaisiais šeimos nariais. Aš negaliu absoliutinti, kad visose šeimose taip yra, tikrai taip, ne visose šeimose, bet turiu omeny, kad opinija visuomenėje yra tokia, kad moteris turi tuo rūpintis. Vėlgi, turbūt grįšiu prie to darbdavio ir darbdavio sukalbamumo. Manau, kad mes kaip darbuotojai turbūt įstatom save į tuos rėžius, ne, kad o tai ką man reikės daryti, kaip man reikės vaiką nuvežti į darželį, o tai kaip čia man visą tai pergyvent ir vaikai sirgs. Va šitas klausimas, kuris, kaip tu sakai, dažniausiai užduodamas darbdavių, o ką darysit, kai vaikai sirgs, man jisai visą laiką kelia tokią ironišką šypseną, nes tada man toks kyla klausimas, o kodėl jūs niekad neklausėt to žmogaus, o ką jūs darysit, kai jūs pradėsit sirgt? Kiek galima paskaičiuoti, kiek vaikai sirgs, nes taip, aš su tavim sutinku, klausimas apie vaikų sirgimą, jisai yra dažnas pokalbiuose, ką jūs darysit, kai vaikai sirgs, bet sakau, man tas irgi toks tolygus, o ką aš darysiu, jeigu aš sirgsiu? Nu, aš tą savo klausimą kažkaip tai išsispręsiu. Sirgsiu, pasveiksiu, nu tai tas pats. Bet jeigu vaikas sirgs, tu kai suaugęs gali išsispręsti. Kai vaikas serga, darbdavys supranta, kad vaikas sukandęs dantis negali eiti į darželį su temperatūra. Šeimoje yra
Nu, sutinku. Būna taip, būna tokių šeimų, kur vienas iš tėvų augina vaiką. Bet kaip visa šita, kaip čia, visoji šitoj darbdavių ir darbuotojų istorijoje, ne, ilgametiai istorijai spręsdavosi klausimas su sergančiais vaikais. Nu, aš nesu viena vienintelė pasaulyje ar Lietuvoje moteris turintis mažamečius vaikus, kad manęs to klausia. Nu, kažkaip tai žmonės susitvarko su šita situacija. Jeigu yra galimybė, dirba iš namų. Jeigu yra galimybė, nežinau, palieka sergantį vaiką antrajai savo pusiai. Jeigu yra galimybė, paprašo savo tėvų ar ten senelių. Jeigu yra galimybė, paprašo kaimynų. Nu, turiu omeny, kad tas klausimas kažkaip tai išsisprendžia. Ir taip, mane trigerina, nes jau jaučiu, kaip kyla mano balso tembras, turbūt mane trigerina, kad to klausimo klausia dažniausiai moterų. Niekas neklausia vyro ateinančioje darbo pokalbė, ar turit mažamečių vaikų ir ką darysit, kai jūsų vaikai sirgs. Aš turiu omeny, kad ta takoskyra, lyties takoskyra, jinai gaunasi moters ir vyro, net šitų klausimų jinai gaunasi. Nes tikrai nesu girdėjus, kaip pasakyti, aš nesu girdėjus Vyrų iš neklausiu, jo. Lietuvoje aš negirdėjus, kad jo, vyrų aš nesu girdėjus iš vyrų, kad atėjau į darbo pokalbį, taip, Tu sakau, turi vaikų. dar kartą paklausiu, pasakau, kad mano nuomonė tai yra, mano kaip žmogaus dirbančio personalė nuomonė, tai yra netaktiškas klausimas. Nes lygiai taip pat, kaip tu gali, nežinau, paklausti, ar pas tave buvo lūžus koja, ką turėsi, jeigu tau besikeičiant orui, nežinau, pradės sukti sąnarius. Nu, ta prasme, ką darysiu, eisiu, dirbsiu arba išsispręsiu savo klausimą. Čia tas ir yra dalykas, kad moterys, na taip, mes pagimdom tą vaiką ir natūraliai, man ir yra taip atsakomybė, man tarsi aš ir pati jaučiu, yra didesnė už tą vaiką. Na, aš jį išnešiojau, aš jį pagimdžiau, čia yra mano atsakomybė visam likusiam gyvenimui. Net tas pojūtis toks yra. Bet tavo vyro irgi lygiai taip pat, tas vaikas 50 yra. O kaip jisai jaučiasi, jo, aš džiaugiuosi, kad jisai jaučiasi irgi taip, supranti. Tai taip, kaip jisai jaučiasi arba kitų moterų vyrai jaučiasi, yra jau jų, ar tai biologinis dalykas, na, tas prieraišumas vyrų gal skirtingas vaikui. Bet kiekviena moteris, na, aš taip tikiu, jeigu psichologiškai pas ją niekas ten nelūžo ir jinai jaučia tą ryšį su savo vaiku ir visam gyvenimui. Nes, nu, jisai ten tavo pilviuke susiformavo ir natūraliai žvilgsnis krypsta į empatišką į žmogų, moterį, kuri rūpinsis, kai sirgs. Netgi moterys vis dėlto ir rūpinasi senoliais tėvais labiau, nes ta empatija, rūpestis, švelnumas, tose pozicijose slaugoj seselėm, vėlgi moterys dirba. Na taip jau biologiškai surėdė ir aš neišsižadu to, kad natūralu, kai kažkam sunku, moteris jo rūpinasi. Kai kažkam bloga, tai ir savo vaiku natūraliai žiūrima, kad greičiausiai mamytė norės būti, kai vaikas sirgs. Dėl tų galimybių ir lygybės, vėlgi turiu patirtį kitoje šalyje, kur niekas neklausia to, o natūraliai sudarytos sąlygos. Tos dienos, už kurias tu niekam neatsiskaitinėjai, jas puikiai gali išnaudoti tada, kai tavo vaikas serga. Kada tu gali pasimti tas dienas, pasakyti, manęs rytoj darbe nebus ir net nesakyti, kodėl tavęs nebus tam darbe. Pavyzdžiui, tavo vaikas serga. Ir tu jas turi, ir tavo vyras jas turi darbovietėje. Ir, jau tikimybių teorija netgi lems, kad puikiai čia susižais, nebent tavo jau vaikas ypatingai sergantis ir jautrus, na, tai jau tada gal turėsi pats empatišką pokalbį su darbdaviu. Vėlgi dėl tų darželių, tai yra visiškai normalu, kad kai kurie tavo bendradarbiai gal kažkiek minučių kiekvieną rytą vėluos į darbą ir biškį minučių atidirbs po darbo ilgiau, todėl, kad turi vaikų ir juos veža į darželį. Ir visiškai logiška, kad greičiausiai, jeigu tai yra maždaug to ir to amžiaus tavo bendradarbis, tai jisai taip greičiausiai, nes turi žmonės vaikų, o Dieve, tu mano, juos gimdo valstybei, nieko čia keisto. O Lietuvoje, velnios, tikra problema, žmonės gimdo vaikus, vidutinio amžiaus ten, kur tas normalus tiem dalykam daryti, amžiaus gimdyti, gaminti juos.
Aš nežinau, kodėl pas mus natūraliai tai neįsisprendė darbo rinkoje. Man tiek tai yra keista vis dar, aš grįžau į šalį, kuri, manau, jau taip, žinai, išaugo kai kuriuos dalykus. Nu, bet tos kelnytės vis dar Blemba, bet kokios neišaugtos. keistos tavo patirtis. Vat aš tave, žinok, sėdžiu ir klausau ir aš galvoju, kad turbūt tavo patirtis, tavo darbinės patirtis ir darbo paieška tavyje, nu, vat suformavo turbūt tokį požiūrį, kad čia Lietuvoj. Nu, nėra taip. Lietuvoj apibendrinti tikrai negali vienu Greičiausiai yra tų žodžiu. darboviečių, kur elgesi tuo modeliu, nes, kaip tu sakei, Taip. užsienio kapitalų įmonės. Bet nebūtinai, supranti, tiek, kiek, kaip čia, tiek, kiek aš tavęs klausau, ne, vat, tavo patirtį apie užsienį, aš tau iš karto galiu sakyti, kad žiūrėk, Lietuvoje yra tokia įmonė X, ne, kur tikrai žinau, kad yra įmonė X, kurie suteikia savo darbuotojam, pavadinkim tai vaikų darželiu, ne, tai yra patalpa, kur vaikas po mokyklos gali ateiti pabūti. Ne, yra įmonių, kurios tikrai suteikia mamom kambarius prižiūrėti savo vaikus. Yra įmonės, kurios tikrai labai teigiamai žiūri į jaunas mamas ir suteikia jam galimybės. Jo, bet matai, mano patirtis yra įmonės, kur ten turi darželius, tai jo, aš priekaištavau, sakau, velnias pas mus, kad nėra šitam fabrike. Aš kalbu apie ne kokias tai, nu, galbūt, matai, žiūrint kokioje kategorijoje. Aš dirbau ten, kur labai, ten nėra kažkokios draudimo įmonės, ar ten kažkokios tai ofisų įmonės. Turiu omeny, kad, nu, gamyba, tai yra elementari gamyba ir, nu, tiesiog, tai nėra labai, kur, kaip čia pavadinti? Intelektinis darbas. Jo, gal intelektinis darbas ir tada tas rankinis darbas. Jo, ir tai yra požiūris į tą darbuotoją, gal aš nežinau, gal pas mus, kad, nu, taip galima. Aš neįsivaizduoju, nes labai skirtingos patirtys va žmonių, žiūrint kokiam sektoriuje dirba, va, apie tai aš gal kalbu. Sutinku su tavim, sektorius irgi kartais padiktuoja tam tikras sąlygas ir tam tikrus Tai va, apie tai ir kalba eina. Veiklos modelius. Nes iš darbas iš namų aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima supakuoti Taip, aš vytintas dešreles dirbant iš namų. Na taip, žinoma, padirbėk tu iš namų šiandien. Aš su tavim sutinku, kad ne visas darbas ir ne visa darbo specifika yra, kaip čia, gali suteikti galimybę darbui iš namų. Bet ten ir yra ir pamaininis darbas, ten ir yra ir tos slenkančių grafikų nelabai. Tai mes kalbam apie tuos žmonės, bet jie irgi, nu, egzistuoja. Ir kodėl aš taip ir sakau, mano patirtys tai yra va būtent tų žmonių, kur tu labai gali gerai jaustis, dirbdamas ir tam sektoriuje, ir tai yra labai faina, bet priklausomai nuo to, kaip su tam elgiasi. Lygiai taip pat, kaip su draudimo agentu, lygiai taip pat, kaip, nežinau, dirbančia teta banke, lygiai taip pat ji gatvėje susitikus jau turbūt vienodai šypsosi susitikus tą moterim, kuri išėjo iš, nežinau, cigarečių fabriko. Ten, tarkim, dirba, pakuoja cigaretės. Nuo linijos. Ir jos jaučiasi lygiai vienodai gerai, nes jos gal net ir gauna panašų atlyginimą. Todėl, kad taip valstybė sugalvojo, kad tie žmonės, jie geriausia, kad jaustųsi panašiai gerai, negu kad vienas labai gerai, o kitas labai chujovai kasdien. Na, valstybė, taip sugalvojo, pavyzdžiui, Norvegija, kad, nu, kuo artimiau ten tas lygybė tarp žmonių, tai, nu, taip sugalvojo jie, kad tuo turbūt tas balansas valstybei bus ir psichologinė prasme, ir socialinė prasme geresnis. Todėl ten tie mokesčiai turtingiesiems yra didesni, nes vėlgi tu sumoki didesnį liūto dalį į biudžetą ir tada galima paskirstinti panašiai vienodai visiems.
Nu, tai va ta jų ideologija galbūt ir sukūrė tą tokį jausmą, kad nesvarbu, ką tu dirbi ir kokio pobūdžio darbą, tu jautiesi gana gerai. Na, vienodai gerai su ta teta, kuri mane ten skatė Sodroj lietuviškoje aptarnavo. Nu, čia aš apie vat ir viskas atsispindi ir sąlygose, ir požiūryje. Vienodai tu gauni tą ir vaikui dieną, vienodai su tuo žmogum, kuris dirba, nežinau, teisininku, advokatu. Bet kas tau trukdo tau, kaip asmenybei, kaip žmogui, dirbančiam, whatever, nu dabar šausiu, ne? Man, kaip kasininkiai, dirbančiai kasoje, maisto prekių parduotuviai, kas man trukdo jaustis kaip bankininkės, banko vadybininkės. Kas man trukdo? Tik tai aš pati. Aš savo nubrėžiu tam tikras ribas, kad aš esu, kaip čia, ne tai, kad nekompetitinga, ne, bet aš esu kasininkė, o jinai yra vadybininkė. Aš čia turbūt referuoju į tą tavo pasakymą, kad valstybė susitvarkius. Turbūt čia ne valstybinės reikšmės klausimas, čia yra klausimas savivertės, kiek aš kaip žmogus, kaip Dalia jaučiu savo vertę, ne? Ir vėlgi apie tavo pasidalintą patirtį, kad tas darbininkas, kaip mes jį vadiname, ne, kiek jisai pats jaučiasi vertingas ir kiek tas darbininkas sutinka su atlyginimų vokeliuose, kiek jisai sutinka su žeminimu, kiek jisai sutinka su savo vertės nusakymu, ne, nes yra įmonės, kurios, kaip aš sakau, man dirbančiai, vėlgi, turbūt skiriasi mūsų sektoriai, ne, man dirbančiai protinį darbą, kiek man yra pakeliui su pačia įmonė. Kiek man pakeliui ir kiek aš matau, kad kultūriškai man kaip Daliai, man kaip personalo specialistai yra pakeliui su įmonė X, ne, kuri rėkia ant savo darbuotojų, vadina juos žeminančiais vardais, aiškina, kad jie absoliučiai yra debilai, nesveiki ir nieko neaišku, ką čia veikia, ne, kiek man kaip Daliai yra pakeliui su tokia įmonė. Tai iš karto tau galiu pasakyti, ne, man ne pakeliui. Visą laiką mano nuomonė būdavo taip, kad žmogus, kurį tu skatini ir į kurį tu žiūri kaip į žmogų, ne kaip į dar vieną varžtą gamykloje, ne, jisai padarys daugiau, negu kad tas, kuriam ateis ir sakysi, nežinau, šaunu bet kokį vardą. Petrai, turi supakuoti saldainius nuo čia iki čia, ne, ir supakuok taip, kaip aš tau pasakiau, ir pakuok tokiu būdu, kokiu aš tau pasakiau. Aš labai vėlgi, tokį, žinai, uritruoju, ne, nes vėlgi, grįžtant prie saldainių pakavimo, tikiu, kad yra tam tikra linija su tam tikrom instrukcijom, bet aš turiu omeny, kad jeigu, sakau, čia mano subjektyvi nuomonė, mano kaip Dalios nuomonė, jeigu tu ateini ir žmogui sakai, nurodomuoju tonu, jisai ir daro tiek, kiek tu jam sakai. Jisai ir tas mano pavadintas Petras, jisai stengsis ateiti 8 valandą, nevėluot, bet jisai lygiai taip pat stengsis išeiti 5 valandą ir nevėluot išeiti iš darbo. Jisai, mano nuomonė, niekada nepagalvos, kad, žiūrėk, gal Kaziui blogai sekasi ir aš galėčiau ten kažkaip jam pasiūlyti savo saldainių pakavimo metodą, nes aš matau, kad aš ten per valandą supakuoju 30, ne, o aš matau, kad Kazys supakuoja 25, aš galėčiaugi su juo pasidalinti, ne, bet tiem, sakau, mano subjektyvi nuomonė, tiem, kam nurodomuoju būdu pasako, tai jis tikrai nesakys Kaziui, kad galima, žiūrėk, popieriuką užsukti iš 2 pusių, iš karto vienu metu, ne, kad nereikia vieną užsukinėti ir kitą užsukti. Pagreipsiu dar kitą temą kitą linkme biškį. Mes čia kalbam, žinai, apie tą motivaciją tokiuose darbuojasi, būkim biedni, bet teisingi. Nebūkim biedni, bet būkim teisingi. Aš visą laiką taip sakau. Būkim tik teisingi, nes biedni nieks nenorim būti tada, iš tikrųjų. Tai vat apie tą biednumą, kad šitam sektoriui labiausiai kas motyvuoja, dirbant
panašius tokius gamybinius darbus ir panašiai. Iš principo jie labai kažkuo nesiskiria. Yra darbas, tu turi jį atlikti, yra užsakymai, tu turi juos įgyvendinti, viskas labai aišku, paprasta. Aha. Ir tave labiausiai motyvuoja, tai yra būtent sąlygos ir atlyginimas. Čia Aha. yra ten labiausiai žmonės motyvuoja atlyginimas. Pinigai gaunami. Ir taip, tu atlieki darbą, jisai yra reikalingas, jį kažkas turi padaryti ir turi padaryti gerai, nes niekam nepatiks brokas, kurį gaus į savo namus, niekam nepatinka nubrauktas stalas, niekam nepatiks, kad, tarkime, saulės baterijos sumontuotos jos neveiks, arba jas užtrumpins ir pas tave gaisras ant stogo bus. Niekam nepatiks, jeigu gaus kažkokią tai nežinau, pašvinkusią mėsą, nes jinai buvo blogai pagaminta, sudaryta, supakuota ir taip toliau ir panašiai. Ir tas darbas turi būti kokybiškai padarytas, laiku padarytas ir tuos žmonės motyvuoja atlyginimas už tai, kad aš taip stengiausi dėl tų žmonių, kad jiem būtų skanu, patogu ir saugu. Ir truputį faktų, kad lietuviai vis dar dirba vienas ilgiausių darbo savaičių visoje Europos Sąjungoje ir pagal atlyginimų dydį esame tarp atsiliekančiųjų. Ir čia paskutiniai 25 metų duomenys pateikti ir ilgiau už mus dirba graikai, bulgarai ir lenkai. Tik tai. Ir trumpiausiai dirba Nyderlandai, Olandai kiti vis dar sako, Vokietija, Danija, Belgija, Suomija, Austrija. Žodžiu, švedai, tai irgi panašiai čia, jeigu taip per kablelį. Tai ir eurais čia nurodyta, kad tose šalyse ir uždirbama kur kas geriau už tos valandas. Čia netgi taip gaunasi, kad kuo žmonės trumpiau dirba ir jų atlyginimai tuo didesni vos ne. Tai tokia statistika ir dažnai į pabaigą einant, ką teko girdėti, buvo ne viena laida, kur mačiau ir skaičiau ne vieną straipsnį ir kad sunku tų darbuotojų rasti ir vis sunkiau būtent šitose, kur mes kalbėjom, aš iš savo patirties turiu gamybinėse tų darbuotojų, tai elementariai, kai tu dirbi tą darbą, jis galimai gal ten atrodo labai kažkokių didelių iššūkių nereikalaujantis, šiaip jis gali būti malonus ir faina jį dirbti. Yra žmonių, kurie nori dirbti tokį darbą. Ir dažnai žmonės įsivaizduoja, kad čia tie tik tai, kur neturėjo kažkokio pasirinkimo. Tai kodėl jūs nesimokyt, kad uždirbti daugiau? Tai yra didelis įžeidimas žmogui, nes jis galimai dirba darbą tą savo norų pasirinkimu, nes jam jis patinka. Ir tu nekvestionuok, kodėl tam žmogui būtent patinka dažyti sienas. Nes jam patinka, jam faina. Gal tu ne psichologas, jis tau neturi aiškintis kaip terapeutui. Ir jis nusipelno už tai gauti realiai tokį atlyginimą. Koks geras atlyginimas, toks, už kurį man nereikia sukt galvos, kaip man, nežinau, rasti pinigų mašinos draudimui. Elementariai. Ir kai tu dirbi tokį, aš esu situacijų buvus toj, kad tu dirbi tiesiog darbą, tau jisai fainas, tau patinka įmonė, tau patinka bendradarbiai, tau patinka sąlygos, tu kiekvieną dieną šiaip eini su šypsena, žiauriai džiaugiesi, pamatai, okei, šiandien tiek ir tiek užsakymų, šiandien taip ir taip, aš per tiek laiko susisuksiu, viską pasiskaičiuoji, viską susidėlioji. Gal tam magistro nereikia, gal tam bakalauro nereikia, nesvarbu, jį turiu, neturiu. Turiu, bet tai reikalauja kažkokių įgūdžių ir tu fainai su šypsena jautiesi atlikdamas tą darbą, jis stengiasi atlikti kokybiškai, visi klientai bus patenkinti ir turi atlyginimą
tokį, kur tavo banko sąskaitoje tie 3 atlyginimai į priekį pragyventi, jeigu tau reiks kažkas gyvenime nutiks, keisi darbą, yra ramiai ir viskas, tau tiek ir tai reikia. Tu jautiesi, kad tu nori pailsėti, gali sau pailsėti leist. Tiek tam žmogui reikia, kuris dirba, kai klausimas, o tai kiek čia tau bus gana? Gana tiek, kada tu jausiesi tiesiog patogiai, gyvensi normalų gyvenimą. Pagal tai, kokios kainos, tau nereik žiūrėti, kiek ten ta grietinė kainuoja. Žinai paradoksą, Paradoksas koks. kad pakeltas darbo užmokestis kiek laiko motyvuoja žmogų, žinai? Aš neįsivaizduoju, aš motyvuota buvau būtent, aš nepastebėdavau, būdavo jisai pakyla reguliariai kasmet. Tiesiog ten pakeliama, yra tokie įstatymai irgi, kad jis reguliariai kažkiek tai tau įstatymais nurodyto turi kilti. Ar įstatymais, ar įmonės politika? Yra ir valstybės įstatymų, įmoniai padidino normą, tiesiog pakeldavo truputį daugiau savo norų dar, negu įstatymai nubrėžia. Okay, tai grįžtant prie mano klausimo, kaip tu galvoji, kiek laiko motyvuoja žmogų pakeltas atlyginimas? Šitą klausimą neturiu atsakymų. Pasakyk, nes tu žinai. Tai aš dėl to ir tavęs ir klausiu, man įdomu, kaip tu kaip žmogus galvoji, kiek laiko motyvuoja? Nu, pavyzdžiui, tave, kiek laiko motyvuoja? Greičiausiai labai man nebūtų to, žinai, kad, jau pakilo dabar atlyginimas, tai aš čia dirbsiu dar geriau. Aš dirbu gerai, nes aš dirbu gerai aplamai. Žmogus, manau, dirba pagal savo asmeninius įsitikinimus ir vertybės, kiek sąžiningai dirbs. Vieni, aš matydavau, ateina koja už kojos, tenai, žinai, tą darbą, o kitas, jisai, dabar darysiu, ir jisai nuo ryto ir taip iki galo dienos, kiek jis turi energijos, taip ir daro, nebent ten, nežinau, nesėkminga diena. Čia žmogus iš vidaus, jisai elgsis taip, kaip jis elgsis tam darbe. Tikrai ne dėl to, ar su bizūnu duos darbdavys, ar jisai jam ten dar daugiau kavos nemokamos nupirks, ir dar ne tik kavos, bet dar bandelių atneš. Taip, aš manau, 0 motyvacijos žmogui. Ar ta kava yra darbe, ar nėra. Jeigu jis gauna normalų, adekvatų atlyginimą, kaip aš minėjau, jis jaučiasi gerai, jis atsineš tos kavos. Jis atsineš ir spurgą į darbą. Tai čia yra elementariai. Kai sako, kaip elgesi, tai elgesys su darbuotoju tai yra ir adekvatus atlyginimas jam. Kad jam nereikėtų per galvą nertis ir sutikti su visais viršvalandžiais, kad jis uždirbtų pakankamai savo vaiko, nežinau, būreliui. Tai jau čia yra manipuliacija. Aš tau moku tik tiek, truputį kiek valstybė man pasakė, kad privalau, o visa kita gali ir daugiau uždirbti, jeigu smarkiau dirbsi pas mus įmonėje, nes pas mus visada darbo yra. Ir čia tokia manipuliacija darbuotojų, nes jis iš tiesų nori vaikui geriau, arba su vyru, vaikų nėra, su vyru atostogų išvaryti kažkur tai geriau truputėlį. Tai va tas ir yra, manau, nesvarbu, ką tu dirbi, vis tiek turi būti tas, kad žmogui taigi mes galim nesunkiai paskaičiuoti Lietuvoje, kas būtų normalus žmogui atlyginimas, kad jis galėtų nesukt galvos dėl maisto, mokesčių, banko paskolų. Juk statistiškai žinom, kiek žmonių turi įgyti banko paskolą, kad arba nuomą, kad turėtų kur gyventi, būstui apmokėti, žodžiu. Nesunkiai galima paskaičiuoti, kiek tai žmogui atsieina, jau nekalba apie nenumatytus atvejus ir išlaidas. Tai ir jeigu tai netitinka tų normų, tai nėra normalu. Ir tikrai jūs nerasit daug ištikimų, laimingų darbuotojų, o rasit tuos, kurie sako, aš pasiskaičiau, man iš tiesų neapsimoka važiuoti į darbą. Ir aš geriau liksiu toj darbo biržoje, nes tada aš gausiu kažkokias dar išmokas, pasiskaičiuoju, kaip čia vienoje laidoje buvo labai nupaišyta aiškiai viskas. Kodėl žmonės sukčiauja, stovi darbo biržoje, pasiima tuos pinigus ir dar nelegaliai ten kažkur tai kombinuoja pinigų. To galima išvengti tiesiog padarant sistemiškai, normaliai viską. Tai va. Ir tada tie darbdaviai nebesiskus, kad nėra tų darbuotojų. Net ir tą darbą gali atsirasti norinčių dirbti. Ir gali būti visai smagu. Tai atsakau. Prašau, davai.
Tai atsakau į savo klausimą tau. Iš tikrųjų, net yra įrodyta, kad maksimum motyvuoja pakeltas atlyginimas 3 mėnesius. O Va, žinai pagaliau. kodėl? Nu, O todėl, kad pakilus tavo pajamoms, tavo nesąmoningai net tavo išlaidos pakyla. tai aišku, nes tu turi ką išleisti. Iki tol tu neturėjai. Neturėjai galimybės nupirkti dripsnių vaikui pusryčiam. Gerai, bet tai tu paskui perki dripsnius ir po 3 mėnesių sakai, vėl darbdavys manęs nemyli. Ir aš noriu dripsnių su pienu. Ne, aš kalbėjau ne apie tai, kad turi pakelt pastoviai darbdavys atlyginimą. Kad tas atlyginimas turi atspindėti normalų pragyvenimo lygį šalyje. Gerai, kaip tu Manęs galvoji, koks yra... nemotyvavo, aš su džiaugsmu ėjau nuo pradžių gaudama tą atlyginimą, jis man ten paraleliai ten kažkiek tai per metus pakildavo, ten į valandą kažkiek tai ten tų kronų. Tai, bet tai nebuvo taip žymu, kad aš, oi, man pakilo. Ne, nu jisai natūraliai man kapt ir pakyla, ten nelabai nepajunti. Bet aš gavau jau iš karto tokį atlyginimą, kuriuo aš buvau patenkinta. Aš niekad neėjau pas darbdavį sakyti, man reikia daugiau. Vienintelį kartą darbdavys, jisai pakėlė man tiesiog dar truputį daugiau tą atlyginimą, vien dėl to, kad aš užsidirbau, nes mano kvalifikacija pakilo. Nes aš ir taip stengiausi, taip išmokau naujų dalykų savo norų tam darbe ir natūraliai jisai pats man pakėlė tą atlyginimą, nes mano kvalifikacija pakilo, aš išmokau daugiau. Ir viskas. O taip aš išsišiepus nuo pradžių iki galo ėjau į tą darbą ir dirbau, nes man patiko, kad aš gerai iš karto uždirbu. Man nereikia belstis į tas duris. Čia ir yra tas didžiausias džiaugsmas, kokį gali turbūt patirti bet kuris darbuotojas. Ten nebūdavo nemokamos kavos ar arbatos, bet aš uždirbau tiek, kad aš galėjau jos nusipirkti ir atsinešti ir nesukti savo galvos dėl tokių smulkmenų. Tai va čia tas toks, žinai, aš sakau, iš mano sektoriaus, aš net nebejoju, kad Lietuvoje yra puikių, nuostabių iš tikrųjų darbdavių, bet yra kur tobulėti, galbūt aš daugiau akmenį metu į patį sistemos tokį konstruktą, kuris leidžia viešėti ir kitokiam požiūriui į darbuotojus. Ir čia grinai yra mano manymu tame problema, nes žmonių visur visokių yra. Aš su jais susidūriau. Tikrai ten nėra nuostabų žmonės už mūsų valstybės ribų ir todėl ten visi išvažiuoja pas tuos nuostabius išsišiepusius žmonės, nes jie labai turtingi ir jie visada išsišiepia dėl to. Ne, jie ten išsišiepia Norvegijoje, ne ką, jis ten skandinavai, jie iš vis dažniausiai labai rimto veido ir statiškų ir mažai emocijų rodantys. Ten žmonės išvažiuoja dėl geresnių darbo sąlygų. Ir viskas. Ir geresnių atlyginimų. Ir kur tu gali dirbti belio kokį darbą ir jaustis okei. Tai tik dėl to nieks nepasikeitė. Tai ta prasme, va taip. Turbūt čia labai labai plačią temą mes užkapstėm. Pelekai. Ir galbūt kada nors aš labai tikiuosi grįšim su kita tema, bet turbūt visą mūsų pokalbį aš norėčiau baigti ir pasakyti tai, kas man labai labai kirba. Kad bet kokiu atveju turbūt grįžčiau aš prie vieno vienintelio žodžio, tai yra pagarba. Ir čia turbūt šitas žodis tiek darbdavio, darbuotojo santyki, tiek ir bet kokiuose tarp asmeniniuose santykiuose, mano supratimu yra pagrindinis. Nes taip, su tavim sutinku, bet koks darbas jisai yra vertas pagarbos. Nes turbūt, nors ir kaip banaliai nuskambėtų, jeigu didžioji dalis žmonijos būtų vadybininkai ir vadovai, tai kas tada pakuotų saldainius, stovėtų kasoj, gamintų spintas, nežinau, ką ten dar. Ir visas kitas tas darbas, kas atliktų tą, kad mes pavadinam darbininkišką darbą. Ne? Ir aš sakau, aš tai manau, kad bet koks darbas vertas pagarbos. Ir tikrai aš savo gyvenime susitikus žmonių, kurie turi ir magistro laipsnį, net ne vieną aukštą išsilavinimą, bet jie dirba paprastą darbą, nes jiems tai teikia prasmę ir jiems tai teikia malonumą. Jie mėgsta tą darbą. Ir manau, kad šitoj vietoj
tikrai yra N+K kartų geriau, jeigu žmogus, kuriam, kaip ir tu minėjai, patinka dažyti sienas, patinka špakliuot, aš nežinau, ar kalt taburetės ar kėdės, ne, ir jisai toj srity jaučiasi nerealiai gerai ir turbūt daug geriau yra turėti tokį darbuotoją, negu turėti vadovą, kuris visiškai ne savo rogėse ir kuris rėkia, šaukia, kaukia ir žemina darbuotojus. Tai aš sakau, aš turbūt grįžčiau prie to pagrindinio dalyko, kad bet koks darbas ir bet koks asmuo, jisai yra vertas pagarbos. Taip, be abejonės sutinku su kiekvienu žodžiu ir didžiausia, kokią įmanoma pagarbą parodyti yra savo darbuotojui, tai yra būtent ir atlyginimo išraiška, kad tu jam sumoki tokį atlyginimą už jo darbą, kad tai yra tiesiog adekvatus pragyvenimo lygio atlyginimas, nes kitaip tai yra tiesiog nonsensas. Ir nes kokia kita gali būti pagarbos išraiška materialiam pasauliui, kad tu be pinigų uždirbamų kas mėnesį, tu neišgyvensi tiesiog. Tai yra pagarba žmogui turbūt, kad jis galėtų ir pramisti, ir jaustis saugus. O saugus tai reiškia turėti kažkokius tai būstą, namus, už kurį gali susimokėti. Tai ir yra pagarba žmogui, kurią darbdavys, įmonė kažkokia tai ar kas tai būtų, gali parodyti savo darbuotojui. O jau kita visa tai yra tiesiog turbūt elementaru jo sąlygos. Elgesys, man netgi elgesys apie tai, kad šūkauti, tai yra šiais laikais nelabai suvokiamas su žmogum. Gyvenam demokratiniai valstybėje, kurioje žmogus turi teisės, nieks ant žmogaus iš vis neturi teisės rėkti dėl nieko. Ir be jokios priežasties. Ir aš tikiu, kad kai žmonės Lietuvoje vis daugiau piliečiai turės realiai kažkokių tai teisių keisti sistemą labiau, galbūt tada tų pokyčių daugiau ir bus. Gal bus mažiau korupcijos mechanizmų, kur galima išvengti tam tikrų sisteminių pokyčių, nes yra patogu, kad taip lieka. Aš kitų paaiškinimų nerandu, kodėl lėčiau šitoj srityje vyksta kažkokie tai pokyčiai. Tai, o skirtumo aš tikrai matau, galbūt vėlgi kažkokios turiu tas patirtis kitokias ir gal dėl to aš tiek matau dar tokių kur tikrai yra kur tobulėti. Tai iki Dalia. Susitiksim kitoje laidoje. Pasakyk, ką nors savo seksualiu balsu. Ate, Silvija. Iki kito susitikimo.